Aš esu Makfanas, tavo patarėjas Apple pasaulyje. Negali nuspręsti, kiek RAM reikia? Pasimsi per mažai, kompiuteris pasens anksčiau laiko. Įsidėsi per daug, bus išmesti pinigai. Tai ką daryti? Šiandien nusikelsime į virtuvę, kad papasakoti, kas tas RAM, kaip Mac kompiuteriai jį naudoja, kaip optimizuoja ir ar RAM kiekis kompiuteriuose su skirtingais procesoriais gali būti panaudojamas skirtingai. Pabaigai pateiksiu kelias rekomendacijas, kiek RAM rinktis šiandien, kad ateinančius 3 ar 5 metus turėti puikiai dirbantį Mac'ą. Taigi, neriam. Kas tas RAM? Įsivaizduokime, kad RAM tai yra jūsų darbastalis virtuvėje. Kuo daugiau RAM, tuo didesnis darbastalis. Tai reiškia, kad tuo daugiau produktų galite pasidėti ir su jais patogiai dirbti ruošdami maistą arba dirbdami su programomis. Žinoma, kokia būtų virtuvė be šaldytuvo ir spintelių, kur laikote savo įrankius ir maisto produktus. Kompiuterio terminais tai būtų jūsų kietasis diskas. Viską saugote jame, bet jeigu norite dirbti, pasidedate ant darbastalio. Tai yra įsikeliate į RAM. Kompiuterio procesoriai – tai virėjai, kurie naudoja ingredientus ir ruošia iš jų reikalingus patiekalus. CPU – galim įsivaizduoti virėjus, kurie seka receptą. O GPU – greito darbo specialistais. Pjauna, kepa, maišo. O kas yra Unified Memory? Paprastame kompiuteryje virtuvė padalinta į dvi dalis. Vienoje pusėje – CPU – virėjai su savo darbastaliu. Kitoje – GPU – virėjai su atskiru. Ir kai jiems reikia tų pačių ingredientų, tarkim, tu redaguoji video, maistas turi būti perneštas iš vieno stalo ant kito. Tai mažina efektyvumą. Apple tai išsprendė su Unified Memory. Vienas didelis bendras darbastalis. CPU virėjai, GPU virėjai ir tortų dekoratorius visi dirba prie to paties stalo. Nereikia nieko nešioti, nereikia kopijuoti. Kiekvienas mato tuos pačius ingredientus ir juos pasiima tiesiogiai. Ir tai vadinama Unified Memory. Tai, ką mes vadiname RAM, nors RAM ir nėra visiškai tikslu. Todėl nereikia tiesiogiai lyginti skaičių. 16 GB Mac'e ir 16 GB paprastame kompiuteryje veikia skirtingai. Mac'e visi naudojasi vienu bendru darbastaliu be kopijavimo. Dar vienas svarbus parametras yra Memory Bandwidth. Ir šis jau paskutinis, kurį reikia jums žinoti. Sakykime, kad tai yra virėjo rankų kiekis. Kuo daugiau rankų turi, tuo greičiau ims produktus ir su jais dirbs. Tai pavyzdžiui, M5 turi 153 GB per sekundę Memory Bandwidth. Tai virėjas su 2 rankomis. M5 Pro 307, virėjas su 4 rankomis. O M5 Max 614 GB per sekundę, virėjas su 8 rankomis. Tai net jeigu 2 Mac'ai turi tiek pat RAM, tą patį darbastalį, tas, kurio virėjai turi daugiau rankų, dirbs greičiau. Na okei, eikime gaminti. Jeigu mes kažką gaminame, visus reikiamus ingredientus išsitraukiame iš spintelių ir šaldytuvo ir pasidedame ant darbastalio. Taip vienu metu galime gaminti daug patiekalų arba dirbti su daug programų. Ir čia mūsų darbastalis pradeda pildytis. Vien tik įjungus kompiuterį ir pasikrovus operaciniai sistemai, sunaudojame apie 4-5 GB RAM. Atsidarom naršyklę, joje 10-15 tabų, jau neturime dar kelių. Pasileidžiam Spotify, mailą, kalendorių, tada grįžę į naršyklę atsidarome dar 15 tabų ir tada dar nusprendžiame pasileisti filmą. Su 8 GB RAM sulėtės. Pradės trūkti vietos ant darbastalio ir kai kuriuos ingredientus, nors jų reikia darbui, laikys spintelėje. Arba kitaip, kietajame diske. Tai vadinama Memory Swap. Ir nors šiais laikais SSD diskai irgi yra labai greiti, ir tas Memory Swap dar leidžia padoriai dirbti su kompiuteriu, bet sulėtėjimą tikrai pajusit. Šiandien Apple turi tik Neo su 8 GB. Ir tai pasako viską. Be to, nuolatinis swap teoriškai greičiau dėvi jūsų SSD diską, nors realybėje daugumai vartotojų šis dėvėjimasis nebus problema. Greičiausiai pakeisite kompiuterį anksčiau. Čia istorija baigtųsi, bet Mac OS turi dar 2 kozerius. Pirmasis – RAM kompresija. Tai yra, jeigu jūs turite atsidarę daug programų ir dalies jų šiuo metu aktyviai nenaudojate, Mac OS tą informaciją suspaudžia. Na, ant darbastalio tai būtų lėkštės sudėtos viena ant kitos. Jos ant darbastalio, bet užima mažiau vietos. Apple Silicon ši kompresija yra aparatiškai pagreitinta. Ji tokia greita, kad tu to nepajunti. Jokio laukimo, jokio sulėtėjimo. Tai kompiuteris su 16 GB RAM dėka kompresijos gali patogiai dirbti su apkrovom, kur kitaip jau pritrūktų vietos. Ir antroji dalis – RAM Cache. Tai yra Mac OS žino, su kuriomis programomis tu dirbi dažniausiai. Ir nors ir nesi jų atsidaręs, jos būna pakrautos ant tavo darbastalio, kad reikalui esant galėtum ją iškart pradėti naudoti. Praktikoje tai reiškia, kad Photoshop krausis 2 sekundės vietoj 10. Todėl daugiau RAM pagreitins tavo kompiuterį net tuomet, kai jo viso neišnaudoji. Ir jeigu staiga prireikia visos vietos kažkam rimtam, talpykla atlaisvinama akimirksniu. Ji niekada netrukdo.
Taigi, kiek RAM reikia tavo darbui? Vietoj 16 rinktis 24, beveik visada verta. Kelti iki 32, tik jei konkrečiai žinai kam. Jeigu esi paprastas kompiuterio naudotojas, su 16 GB gali gyventi labai patogiai. Bet jeigu perki naują Mac ir nuspręsi pasimti 24, bus momentų, kada tai tavo darbą pagreitins. Ypač jeigu mėgsti laikyti naršyklėje atsidaręs daug langų. Dar verta pasidomėti konkrečiomis situacijomis, nes pavyzdžiui, perkant MacBook Air M5 ir pasirinkus modelį su 24 GB RAM, papildomai gausi ir procesorių su daugiau GPU branduolių. Bazinis 13 colių Air turi 8 GPU branduolius, bet pasirinkus 24 GB RAM, automatiškai gauni 10 GPU branduolių. Tai tie sumokėti keli šimtai eurų atneša net daugiau naudos nei vien tik RAM. Ar verta M5 konfigūruoti su 32 GB? Matyt ne. Jeigu renkiesi MacBook Pro su M5 procesorium, tai už tą kainą geriau pirk bazinį M5 Pro. Nors jis turės 24 GB, bet virėjai su 4 rankom juos efektyviau išnaudos. Jeigu svarstai Air su 32, tai arba tu konkrečiai žinai, kam tau jie, arba paprasčiausiai jų neišnaudosi. Profesionalams, jums reiks patiems nuspręsti, ką darote ir kiek RAM užteks. Matyt, vienintelė mintis ir asmeninė patirtis, kurią galiu pasidalinti, kad jeigu šiandien nežinai, kam papildomą RAM naudosi, tai jo ir neimk. Blogiausiu atveju ateityje pasikeisi savo Mac antrinėje rinkoje. Renkiesi tarp MacBook Air ar Pro. Pažiūrėk mūsų video, jis padės apsispręsti, kuris labiau tinka tau. O gal mąstai apie M5 Pro ar M5 Max? Apie tai mūsų kitas video. Užsiprenumeruok mūsų kanalą. Spausk like po šiuo video. Pakomentuok, kiek RAM turi tavo esamas kompiuteris ir ar tau to užtenka. Ir vieno iš komentarų autorius laimės AirTag 2 aksesuarą, kurį turi turėti kiekvienas Macfanas. Iki kito video. Čia buvo Macfanas, tavo patarėjas Apple pasaulyje. Ačiū.